buvo atlikti apšiltinimo sienų darbai, stogo apšiltinimo darbai, lauko durų įėjimo keitimas ir šildymo sistemos modernizavimas. Buvo sutvarkyti šio projekto privažiavimai, įrengta apšvietimas, vaikų žaidimo aikštelės, atnaujintas universali sporto aikštelė ir sutvarkyta želdynai. Tai taip, mano manymu, taip turėtų atrodyti ir kvartalinė renovacija. Mums pavyko suderinti lėšas ir laikotarpius ir įgyvendinus abudu projektus gavosi bendras projektas, kaip pavyzdys būtų, jeigu Lietuvoje toliau būtų vystoma daugiabučių namų modernizavimo programa, tai mano manimu taip reikėtų ir daryti kompleksiškai. Turėjom tikrai, galima sakyti, nuolaužos buvo. Namas tikrai buvo peršalamas žiemą, sienos visos buvo drėgnos, namuose drėgmė, buvo pelėsis, bet po renovavimo tikrai pagerėjo sąlygos, tikrai visur šilta. Vasara netoks karštis antram aukšte, kadangi pridengia biški tas visas apšiltinimas namo ir tikrai yra patenkinti ir dėl apmokėjimų. Mokėdavom 2 kambarių butas, mokėdavom 320 litų, 280. Dabar pats šalčiausias mėnuo buvo, sumokėjau 48 eurus. Pusė. Miestas pasikeitė, miestas pagyvėjo, pagražėjo, gerėjo estetinis vaizdas ir daug, ir kurie pravažiuojantys gyventojai tiesiog sustoja pažiūrėti, kaip tai turėtų būti viskas daroma kompleksiškai. Tai miestui tai pasikeitė miesto ir išvaizda, ir estetinis vaizdas. Noriu pasakyti, kad šis kvartalas turi tokią specifinę problemą, kada šitoje teritorijoje gruntai yra durpiniai. Šitie namai statyti labai seniai ir ant tokio pagrindo įrengus pamatus, yra galimybė judėjimui pamatų. Tas žmonėms buvo paaiškinta, kadangi jau buvo pamatuose ir sienose mikroplyšių atsiradę, žmonėms aiškinom, jums būtų tikslingiau pasirinkti šitą vadinamą fasadą, kadangi jį įrengus atsiranda oro tarpas ir yra tarpeliai tarp įrengtų plokščių. Jeigu atsirastų mikroplyšiai, šito visiškai nesimatytų, o pastatui tai neturi įtakos, pastatą galima eksploatuoti. Ir tiesiog, jeigu įvyksta kažkoks tai sugadinimas fasado, tai tiesiog galima lengvai pakeisti vieną plokštę atsukai ir nereikia didelių kaštų remontuojant visą sieną. Galima sakyti, kad tikrai yra patenkinti. Čia veltui, kad pensinio amžiaus žmonės buvo prieš to renovavimo, kadangi daug mokės. Mūsų čia namams 10 šitų namų tikrai pasisekė gerai, kadangi ES dengia, mes mokam tik tai 25%. Tai mums pasisekė, bet tikrai verta, kadangi visai kitoks ir vaizdas, ir kitoks rajonas kitaip atrodo. Ir turto vertė perpus padidėjo, pakilo kaina tikrai. Dar noriu pasakyti, tokiuose mažuose miesteliuose, kaip ir mūsų kvartalas, šitas pabaigtas yra ir žalumos daug palikta, vasaros metu žydėjimo periodu yra žiedadulkės, ant tų fasadų kaupiasi dulkės, o šitos fasadus yra lengva valyti, juos tiesiog nuplavus su specialiom priemonėmis, tai jie vėl atsinaujina ir nereikia per naują perdažyti tų fasadų, kurie vadinami dekoru, ypač jeigu dar pasirenki stambios struktūros dekorą, tai turim ir mūsų mieste pavyzdžių tokių namų, kurie įrengta, tiesiog po kelių metų juos jau reikėtų perdažyti, kadangi jie atrodo negražiai apdulkėję yra, o plokštės šitos yra tikrai kokybiškos, jos yra išorinė pusė šlifuota ir tiesiog ant jų nesikaupia ir dulkės ir jos neišblunka, o šių plokščių
spalvos gama yra labai plati, jas galima pritaikyti prie natūralios aplinkos ir galima labai įvairų derinį parinkti namui ir estetiškai gražiai atrodo ir ilgaamžiškai. Tai mano manimu tai irgi tai nėra labai didelis skirtumas kainose, bet yra daug ilgaamžiškesnis, patvaresnis būdas.